Labą dieną. Jūs mane girdite, ne? Geriau be mikrofono. Įrašome, bet mikrofoną. Tai jeigu leisite, pirmiausia, aš padėkosiu organizatoriams, kolegoms. Tai yra, nėra taip dažnai, kad kolegos kviečia kolegas. Dažniau būna atvirkščiai, kolegos nepastebi kolegos. Tai čia yra toks, sakyčiau, geras ženklas Lietuvos žiniasklaidoje ir rinkai. Manau, kad geras ir jūs, tie, kurie bendraujate su žiniasklaida, reiškia, kažkas tai keičiasi mūsų aplinkoje. Šiandien aš, nežinau, po pietų visada yra sunku kalbėti, bet tikiuosi, kad neužmigsite. Jeigu užmigsite, tai vadinasi, taip jau buvo verta. Pabandysiu jums papasakoti taip, kaip aš suprantu šią temą, kada žinia tampa verslo naujienas, bet taip, kaip mes redakcijoje žiūrime į tą informaciją, kuri pasiekia mus, arba kaip mes įvertinam tą informaciją, kokia jos vieta yra kitos dienos laikraštė, arba kaip ta informacija, kur ta informacija turi atsidurti internete. Ir aš kalbėsiu daugiau apie verslo naujieną, su kuriuom tenka susidurti, bet manau, kad šiek tiek užgriebsiu ir kitas sritis. Aišku, tradiciškai, tam, kad jūs gerai virškintumėt, pirmas klausimas, kas yra naujiena. Ir nevargindamas jūsų, tiesiog pasakysiu, kad tų atsakymų yra be galo daug. Aš čia kelis tik įdėjau, pavyzdžiui, žurnalistika yra profesija, kurios tikslas išsiaiškinti tai, ko patys žurnalistai nesupranta. Naujienos yra viskas, ką kažkas nori sutrukdyti paskelbti, visa kita yra tiesiog reklama. Yra garsus britų rašytojas Oskaras Vaildas, jis sakė, kad visuomenė yra nepasotinamai smalsi žinoti viską, išskyrus tai, kas iš tiesų verta žinoti. Žurnalistika, suprasdama taip, turėdama prie knygų ruošti, tiesiog tenkina paklausą. Aš manau, kad kai kurie iš mano kolegų, kurie šnekėjo prieš mane, manau, kad apie tą paklausos tenkinimą turbūt užsiminė. Man patinka šitas vaikinas iš Jungtinių valstijų, komikas, kuris sakė, man tiesiog neįtikėtina, kad pasaulyje vyksta kasdien tiksliai tiek naujienų, kiek yra visos vietos laikraščiuose. Labai taip pasakyta. Žodžiu, grįžtame prie piešinėlio, kuris turbūt yra tapęs klasika, apie žmogų ir šunį. Ir visada tai sakoma nėra naujiena, o tikroji naujiena yra, kai žmogus įkanda šunį į koją. Tai yra dar vienas apibūdinimas, kurį kartais pasako mano darbuotojai. Sako, naujiena yra visa tai, ko nori redaktorius, arba naujiena visa yra tai, kas yra aplink redaktorių. Tai va, apibūdinimų yra daug, bet kuris iš jų teisingas, ko gero, nė vienas iš jų nėra klaidingas, bet ir negalim sakyti, kad jis absoliučiai yra teisingas. Todėl aš daugiau sustosiu ties tuo suvokimu, kokį mes turime verslo žinių redakcijoje. Na, pradžia yra 500 metų spaudos atsiradimo ir pagrindinis tikslas yra naujienas, vis dėlto suburti žmonės arba suburti bendruomenę, kurioje galėtų bendrauti vieni su kitais. Bet šitą apibrėžimą, norint kažkaip tai išaiškinti, kas tai yra naujiena, iš tikrųjų jis turi daug aspektų ir jeigu nesakysime į šitos 4 klausimus, kurie yra nurodyti čia, ko gero aiškiai apibrėžti, kas yra naujiena, būtų sudėtinga. Jeigu jūs dabar norėtumėte labai aiškaus ir tikslaus atsakymą, arba mano supratimo apie kiekvieną iš šitų klausimų, turbūt aš negalėčiau irgi labai objektyviai ir tiksliai jums apibrėžti. Žiūrim toliau. Pirmiausia, ką aš norėčiau jums pasakyti, su kuo aš susiduriu savo darbe, visi rašo apie verslą. Visi rašo apie ekonomiką. Klausimas, ar viskas tai yra įdomu specializuoto leidinio skaitytojams. Tai aš taip, tam, kad mes gerai suvoktum, kad yra skirtingų verslo sričių, aš tiesiog pabandžiau išskirti, kad, pavyzdžiui, žmonės perka tokius laikraščius ne dėl, kad domisi verslu, bet jie tiesiog nori būti informuoti, gauti bendrą informaciją apie, sakykime, situaciją valstybėje, apie kažkokius tai pokyčius, kurie galbūt kažkaip tai gali juos paliesti. Ir dažniausiai mes sakome, kad daugiausiai tai būna leidiniai, kurie rašo socialinėmis temomis. Tai ir tokį žmogų daugiau labiau domins, kada bendrovės vadovai jau pradės minti žmonės į darbą po to, kai vyko kažkokia tai krizė įmonėje ir buvo uždaryta. Aš šis klausimas yra labai aktualus verslo leidinio skaitytojai. Žiūrim toliau. Bet štai jau mes prieiname arčiau to, kuo mes užsiėmam jau 17 metų, specializuota žiniasklaida, ir štai apie ką mes dažniausiai šnekame redakcijoje. Mes norime detalesnės ir analitiškesnės informacijos. Mums įdomus yra procesai. Mes domimės veiklos rezultatais. Dabar pabandyk tu įpiršti mano mamai, pensininkai, veiklos rezultatus, sakysim, ten, nežinau, štai, greitai aprangos
Įmonė paskelbs fantastinius šių metų rezultatus ir sako, mes nežinom, kur ta krizė, mokėsim fantastinius dividendus, kokių dar nesame niekada mokėję, po 35 centus už, reiškia, kiekvienai akcijai. Ar tai įdomu, mano mamai? Turbūt ne, nes nei akcininkė yra, nes nei žino, kad ta apranga kažką tai pardavinėja, nei tiesiog eina prekybos centrai, greičiausiai nei aprangos parduotuvė. Bet yra žmonės, kurie investavo į įmonės akciją, be jokios abejonės, jiems veiklos rezultatai būtų įdomus. Dabar mūsų klientai vėlgi nori visada žinoti, o kas toliau, o kas iš to, o kas už to stovi. Nes verslo klientas arba specialių interesų turintis žmogus nori nuspėti ateitį. Kodėl jis nori nuspėti ateitį? Todėl, kad jis nori uždirbti pinigų. Tie, kurie gali nuspėti ateitį, jie uždirba pinigų. Štai nueina į hipodromą žmogus. Pastato iš kažkokią ateitį, jis nuspėja, jis išneša pinigą, bet čia yra tie visokiausi reiškia, orakulai, kiti ten tie lošimų centrai. Ten irgi spėja ateitis. Ateini į kazino, padėjai numerio, bak, nepataikiai. Kitaip tariant, tada tu prarandi pinigus. Bet šitie žmonės tiki, kad žinodami daugiau apie tas bendrovės, ypač kurios kotiruojamas biržoje, jie gali atspėti tą ateitį, kuri jiems gali atnešti tam tikrų pajamų. Ir štai jie jau apie tą pačią įmonę, kurioje buvo kažkada avarija, jinai buvo uždaryta, jau turbūt žiūrėsite tai, kokią tai įtaką turi jų akcijų vertė. Jis turbūt yra įsigiję. Arba kitas galbūt formuos kitą klausimą. Aha, įmonės akcijos kaina nukrito, tai galbūt man dabar verta pirkti, nes kažkada ją atidarys. Ir vėl ta akcijų kaina pakils. Kaip matote, tam tikri niuansai yra tarp tos informacijos ir kas mus dažniausiai liūdina, tų skirtumų, tie, kurie rūpinasi pranešimais spaudai arba įmonių atstovai, labai dažnai nemato. Paskui aš jau pereisiu prie tam tikros produkcijos, kurią mes gauname, jūs pamatysite, kokių kartais neadekvačių mes gauname pranešimų, kurie jokių šansų neturi tapti naujieną verslo auditorijai. Tai štai kaip mes apkūnam tą verslo naujieną, kuri leidžia verslininkams suprasti, kas gyva, tai atsirado verslininkas. Čia suinteresuotas žmogus, aš siaurinu tą, nors tas, ar tai yra kitais verslininkas, mes toliau pamatysim kitoj skaidrėje, ko gero yra platesnė auditorija, bet jisai nori suprasti, kas vyksta jos supančiame pasaulyje. Jiems reikia, supratus, kas vyksta jos supančiame pasaulyje, jiems reikia priimti kažkokį tai sprendimą. Ir taip pat jie, remdamiesi tą informaciją, turi kažkaip organizuoti savo kasdienį darbą. Aš atsimenu, kai mes pradėjom leisti verslo žinias kasdien, vieno didelio, pačio didžiausio Lietuvos dienraščio redaktorius sako, klausyk, o ką jūs ten kasdien rašysite? Atsakymas buvo labai paprastas. Jeigu koks nors verslininkas, nežinau, Ignas Taškevičius, kiekvieną rytą ateina į darbą, reiškia, jis kažką tai daro. Jeigu jis kažką tai daro, reiškia, jis turi apie ką rašyti. Nes kažkam tai įdomu, ką jis daro. Ta specializuota auditorija, kuria įdomu, apie ką rašo. Taip kad jie organizuoja kasdienį gyvenimą savo, verslo gyvenimą. Taigi yra sritis, kuri analizuoja ir aprašo visuomenėje vykstančius ekonominius ir verslo pokyčius. Mes sakome, kad iš gero žurnalisto mes visada norime sulaukti tų naujienų įvairovės. Ir kas įdomu, visose tose naujienose mums atrodo, kad turi figūruoti ir žmonės, ir tam tikras geografinis taškas, ir kiti įvykiai, kurie gali turėti įtakos tiems verslo procesams. Apie veiklos rezultatus minėjau. Tai štai, verslo naujienos apima temas nuo verslo aplinkos iki asmeninių finansų, nuo prekybos miesto parduotuvės iki bendrovų veiklos rezultatų. Atrodo skirtingi dalykai, bet jie yra tarpusavy susiję ir visada tarp mūsų auditorijos yra žmonių, kuriems tai yra įdomu. Iš principo, verslo žurnalistikos objektas yra, kartais, jeigu jūs galvotumėt, kas būtų įdomu verslo žiniom, viskas, kas yra apie pinigus. Iš principo, tai susiveda į vieną tašką – pinigai, finansai. Tai kuriant kažkokį tai pranešimą spaudai ar norint informuoti visuomenę apie kažką, tai tada pagalvokit, o kur čia slypi pinigai? Nes kažkas tai tuos daro pinigus, kiti daro iš tų, kurie daro pinigus. Bet pinigai yra įdomu. Plius, aš visada sakau, apie pinigus įdomu paskaityti ir tiems, kurie niekada nedarė pinigų, jie tik leidžia pinigų. Nes žinoti daug apie kitų pinigus irgi yra, tai yra tas vadinamas human interest, natūralus smalsumas, jisai egzistuoja bet kuriame iš mūsų. Noriu paklausti, ar čia yra verslo laikraščio
skaitytojas. Jų rankos yra mūsų kolegų iš Latvijos verslo laikraštis. Na, turbūt, kas mano, kad čia yra mūsų skaitytojas? Nei vienas. Klausykit, į pensiją, žinote, kiek yra išėjusių verslininkų dar nenumirusių? Jie gali būti mūsų skaitytojai, bet jeigu mes imsime mūsų realijas tarptų verslo žinių skaitytojų verslininkų yra labai nedaug, bet mes tokių turime. Ir dėja, kaip mes sužinom, kad mes juos turime, jie mums skambina ir prašo nuolaidos. Ir jie primena mums, kur jie dirbo anksčiau, visada pasakė, kad jie skaitė mūsų laikraštį nuo pirmo numerio, ir kad labai norėtų likti su mums, aišku, liūdna, nes mes manome, kad iš tiesų labai svarbu, kad tas senas žmogus išliktų, na, kaip čia sakyti, besidomintis tais įvykiais, kurie vyksta ne tik tai, sakykime, parduotuvėje keičiant kainas, bet ir šiek tiek platesniam kontekste. Bet jūs bus neteisus, mes teigime, kad tai ne mūsų tikslinė auditorija. Vėlgi, pažiūrėkime, kieno čia skaitytojas. Kaip jums atrodo, šita moteriškė yra verslo žinių skaitytoja ar ne? Verslo informacijos skaitytoja. A kodėl jūs manote, kad tai yra mūsų skaitytoja? O kas jį gali būti aktualus? Tarp kitko, šitą nuotrauką nufotografuota 94 metų spalio 26 dieną Gedimino prospekte, šitoj pusėje yra Katedros aikštė. Bet dabar jinai vadovauja vienam iš didelių tinklų. Pasižiūrėkite, kas ši, jinai yra smulki verslininkė. Jinai prekiavo, pažiūrėkite, buvo 3 apelsinai padėti, 1 ananasas ir dar kažkas tai. Žinote, kokią sensaciją sukėlė vienas rašinys, kurį esu parašęs va tuo laikotarpiu, apie kurį mes rašome. Reuterio agentūrai. Vienas pranešimas. Kad pokyčių simbolis Lietuvoje tapo bananai. Čia iš jūsų daugelis esate jauni, jūs neįsivaizduojat, kas yra bananai, pavyzdžiui, mums. Tais metais pamatyti bananų ir dar daug, ir dar vienoje vietoje, tai buvo tas tikrasis pokytis, kuris mums signalizavo, kad mes pasitraukime iš tos senos sistemos. Tai čia sukėlė sensaciją, apkeliavo visus vakarų leidinius, nes jiems tai buvo kasdieninė prekė, kuris visiškai nesignalizavo apie pokyčius Lietuvoje. Tai štai, teisingai, aš manyčiau, kad tai yra užuomazgos smulkaus verslininko, arba smulkus verslininkas, kuris galbūt, tikėkime, randa kažko tai svarbaus mūsų laikraštyje, bet mes apie jį galvojame, kai rašome savo žinias. Nežinau, ar jį galvojate jūs, kai ruošite savo pranešimus apie įmonės, bet aš visada sakau, jie yra įdomus tuo, kad jie auga. Jie yra alkani ir jie auga. Jeigu šiandien jų apyvarta yra 10 000, rytoj galim 100 000. Turbūt jūs girdėjote apie verslo žinių projektą Gazelės. Aš jums galiu pasakyti, yra įmonių, kurių apyvarta nuo 10 000 išaugo iki 50 milijonų. Ir va štai tada į juos žiūrėjo, kai jie pirmą kartą pas mus pasirodė, kaip kažkokius nesusipratimus. O šiandien juos medžioja praktiškai visi bankai, visos didžiosios įmonės, nes jie yra geri klientai. Kas įdomiausia, jie visus tuos metus augo ir dar uždirbo pelno. Tai va štai į tos žmonės reikia žiūrėti labai rimtai, ne tik todėl, kad jie apsirūpina patys darbu, patys uždirba savo šeimai, bet ir todėl, kad jie gali būti potencialūs klientams kitiems verslininkams, tam pačiam Ignui Staškevičiui. Galbūt ateityje šitą moteriškę, gal jau ne šiuo metu, veža, arba yra vienos iš didžiausių Lietuvoje vaisių įmonės savininkė. Kas žino? Taigi, tai yra mūsų klientas. Na, bet čia yra klasikinis pavyzdys, kaip mes įsivaizduojame tikrą verslininką, aišku, su Financial Times rankose. Visi Lietuvos verslininkai sako, kaip paklausė, kas skaitot? Nu, jeigu ne verslo žinios klausia, tai visi sako Financial Times ir The Economist. Tada užduokit kitą klausimą, ar jūs angliškai mokate, pasakysite, kad ne. Bet Lietuvoje yra geras tonas skaityti Financial Times ir The Economist. Tikrai geras laikraštis, bet jisai yra, kaip čia pasakyti, jeigu tik jį skaitysi, tai nesigaudysi, kas vyksta Lietuvoje. Tai štai, vis dėlto tai yra mūsų skaitytojas ir mes pabandykim išsiaiškinti, kas svarbiausia. Reiškia, galvodami apie verslo auditoriją, apie verslo leidinius, laikraštį, interneto portalą, televiziją, radiją, pirmiausia galvokite auditoriją. Tai yra sprendimų priėmėjų auditorija. Jie priima sprendimus ne tik šeimoje, dažniausiai jie priima ir šeimoje. Jeigu moteris yra verslininkė, jinai priima sprendimą šeimoje dažniausiai. Tai yra stiprioji pusė. Mano žmona sako, man tavo tas vadovo tonas, va kaip jis ėjo. Aš priimu sprendimus, aš tiesiog, tai auga į kraują. Jie yra sprendimų priėmėjai, taigi jie priima ir šeimoje, ir gyvenime. Aš dažnai sakau, kai kuriems reklamos užsakovams, bet jūs labai siaurai žiūrite į reklamos klientus. Pavyzdžiui, koks nors per Venecijos, jam reikia stiliaus. Bet sakau, yra ne tik moteris perka tavo prekes.
namuose sprendimą, ar duot pinigų vaikams, ar neduot savo dukroms, priimu aš, o ne žmona. O tu su manim visiškai nedirbi. Tai kaip matote, suvokimas tas sprendimų priėmėjo yra gana platus, bet tai iš tikrųjų ta pagrindinė tikslinė auditorija. Kas yra? Verslo savininkai, bendrovių vadovai, mums įdomus vadybininkai, visų lygių, anksčiau sakydavom viduriniosios grandies vadybininkai, nesvarbu. Kiekvienas iš jų priima sprendimus jiem patikėtos atsakomybės ribose. Specialistai irgi tie patys sprendimų priėmėjai. Jeigu paimsime rinkos tyrimų apibrėžimą, tai į tą kategoriją patenka taip pat ir mokytojai, ir taip toliau, ir taip toliau. Žodžiu, ta spektras gana platus, bet mokytojų, turbūt pagal Junior Achievement programą dėstančių ekonominį švietimą mes turime, o visi kiti, nes aš taip sunkiai suprantu, apie ką mes rašom, nes man tenka kartais mokyklose kalbėti apie verslą, tai dažniausiai filologijos mokytojas sako, nesuprantam, ko čia mes reikia domėtis. Įdomu, paskaitykit knygą gerą. Biurų plantonas. Labai dažnai tie, kurie galvoja apie verslą, biurų plantonas tai yra terminas gimęs verslo žiniose, verslo klasės žurnalo redaktoriaus Aurelijos Katkevičiaus lengva ranka, bet jisai iš tikrųjų išplito ir labai dažnai mes girdim ar jį naudoja. Bet tai yra žmonės, tai yra ta jungiamoji grandis tarp tų visų verslo savininkų ir taip toliau, be kurių nesisuktų joks verslas. Ir labai didelė klaida dažnai būna, kai sakoma, mums jie yra neįdomus. Dabar susimastykim kiekvienas apie savo įmonę. Paimkim verslo žinias. Verslo žiniose dirba biuro plantonas, kas? Buhalteris įgynis. Taip. Telemarketingo operatorė. Ką dar paimkim biuro plantonas? Koks nors? Kas? Sekretorė. Sekretorė. Dabar paklauskit, ar jai įdomu, kas vyksta medijos sektorėje, ar jai neįdomu? Ar jinai pažįsta kokį nors, sakykim, Tomkų, arba kokį nors tinklaraštininką Račą? Turbūt žino, nes jiems tenka su to susidurti. Galų gale, jų darbo vieta, jų pajamos priklauso nuo tų žmonių veiklos tame sektoriuje. Ir juos eliminuoti yra, mano galva, yra tiesiog neprotinga, nes būtent to biuro plantono yra daugiausiai. Ir yra žmonių gana verslių, kurie jaunų ateina pasisemti patirties. Mes perimame jau vakarų patirtį, kai jauni baigia mokslus žmonės, ateina į įmonę, kur mano, kad turi daug patirties, neblogą reputaciją, tiesiog pasisemti patirties. Ir vėliau eina į savo asmeninį verslą. Taip, kad ta auditorija pakankamai įdomi. Pagrindinis dalykas, jeigu norim, kad mūsų informacija pasiektų tos žmonės, reikia juos pažinoti, žinoti, ko jiems reikia ir visą laiką galvoti apie tai. Ta pačią klaidą daro ir profesionalų žurnalistai, ir neprofesionalų žurnalistai, ir šiaip, kurie ką nors rašo. Dažniausiai jie kūrė savo, o po to bando pritaikyti kažkuriai tai auditorijai. Aš paklausiu, pasink man, kam tu rašai tą straipsnį, ar gamybinį mūsų. Ir labai dažnai žurnalistas pradeda klausti. Ir tam, ir anam, ir trečiam, nes tas, anas ir trečias gali turėti visiškai kitą informacijos pateikimo kampą. Reiškia, efektyvumas tos informacijos, jeigu norėsime įtikti visiems, mes neįtiksim nieko. Reiškia, galvokit visada, kas yra ta pagrindinė auditorija, kurią jūs norite pasiekti. Jeigu norite planktoną, yra viena kalba, jeigu norite verslo savininkus, yra kita kalba. Ir per vidurį dar kita kalba. Ir kad kiekvieną kartą, kai ruošimas kažkoks pranešimas arba informacija, turim žinoti, kokią auditoriją norim pasiekti. Tai svarbus elementas, apie kurį aš pasakysiu šiek tiek vėliau, kurio pagrindinė klaida, su kuria mes susidurime gaudami informaciją iš išorės. Kiti studentai ekonomikos labai aktyvi bendruomenė, jie domisi viskuo, jie dar nežino, ko bus ir visada yra alkani verslo informacijai, nežinau, kaip jie ją naudoja, bet aš girdėjau ir seminaruose ir taip kitaip, tai yra smalsūs žmonės. Mes kalbėjom tik su kolega iš ryšio agentūros apie moksleivius, kurie jam uždavinėjo klausimus apie Forex. Tai Forexas tai yra, kas nežinote, tai yra prekyba valiutomis tarptautinėje biržoje. Tai yra labai specifinės sritis, bet moksleiviai, 11-okai, 12-okai jau uždavinėja tokius klausimus. Mūsų jaunimas jau yra mąstantis truputį toliau, negu kad mes tai darėme. Ir apie tai taip pat reikia galvoti, būsimoji auditorija. Ir labai dažnai įmonių komunikacijos padaliniai ir patys įmonių vadovai nepagalvoja apie tai, kad su savo klientu reikia pradėti dirbti kuo anksčiau, nes kai jis patenka į tą profesionalią rinką, kai jo kišenėje atsiranda pinigų ir jis priima jau pas sprendimus, kaip tos pinigus išleisti, apie kur juos investuoti, tada su juo dirbti kainuoja žymiai daugiau, žymiai brangiau. Ir jeigu kažkoks konkurentas jau dirbo su juo,
tai jam pakeisti jo nuostatas yra labai sunku. Ir tai kainuoja milžiniškus pinigus. Tada reikia įvairiausių agentūrų specializuotų, reklamos, straipsnių ir taip toliau, tam, kad persivilioti tą klientą, nors galima su juo puikiai padirbėti visai kitoje srityje. Kai jis yra mokyklos suole, arba kai jis yra aukštosios mokyklos suole. Ir įdomiausia, kad jie tai priima kaip sudėtingumu tą informaciją. Jie puikiai save paskui asocijuoja su to ženklu, jis nori toliau dirbti su to prekiniu ženklu, nes tai buvo geras. Ir man tada padėjo, kai man labiausiai reikėjo, kai aš nieko neišmaniau. O ne tada, kad aš jau viską išmanau ir galiu pats priimti sprendimą. Pažiūrėkime, koks yra verslininkų pasaulis. Labai dažnai klausia, apie ką reikia rašyti. Jisai yra gana toksai, sakyčiau, iš vienos pusės galim pasakyti, kad jūs domina viskas, iš kitos pusės jisai gana yra apibrėžtas. Tai yra dalykai, kurie pagrinde sukasi tam verslo pasaulyje. Informacija apima būtent šitas temas, nes yra pagrindiniai dalykai, kurių ieško įvairiuose informacijos šaltiniuose verslininkai. Na, aišku, žodis verslas yra labai platus. Čia įmonių valdymas gali būti ir bet kuris aspektas rinkodara ir panašiai. Pinigai taip pat yra platus turinys. Aš čia tiesiog papaišiau vienus 3 ratus tokius, tai yra 3 pagrindiniai verslo interesai. Jeigu jūs prisimintumėt verslo žinias 95, 6, 7, 8 metais, mes koncentravomės pagrindę į vidurinį ratą verslo interesai. Mes tada skelbėme netgi, tai yra darbo įrankis. Ir beskalbami, kad tai yra darbo įrankis, tiek užsižaidėm, kad staiga žiūrim, kad nebeauga mūsų prenumerata. Kokia čia įvyko problema, kad mes niekaip neužkariaujam tos rinkos, nes mes žinom, kad tų verslininkų yra labai daug. Ir tada, atlikę tam tikrus tyrimus, mes sužinom, kad tas verslininkas turi, pasirodo, uždirba šiek tiek pinigus, pas jį atsiranda visuomeniniai interesai. Jis nori būti pastebėtas visuomenėje, galų gale jis turi vaikų, kurie eina į tam tikras kitas bendruomenės, kuriuose jis yra pastebimas, kur norima jo aktyvesnio dalyvavimo ir panašiai. Po truputėlį atsiranda asmeniniai interesai. Su pirmaisiais pinigais, hobi, pasižiūrėkite, nuo lėktuvų, malūnsparnių iki paveikslų ir vėl nežinau dar ko, tenais tik tais mes neprisirenkame. Tai yra įdomis rytis. Tie žmonės, uždirbę pinigus, atiduoda visai kitai sričiai, kurioje jie neuždirbinėja pinigų, jie leidžia pinigų, kaip kultūra, pavyzdžiui, rėmimas. Taip, kad tas verslininko interesų ratas yra žymiai platesnis, apie galima sakyti, jų yra 3 dideli laukai ir labai svarbu, rengiant informaciją, tai aš sakau, tas vidurinis ratas tai yra maždaug verslo žinių interesų sfera. Mūsų visiškai nedomina tik tais kultūra, bet mūsų domina tam tikra kultūros dalis, kuri įdomi yra verslininkams. Mūsų nedomina apskritai sportas, bet mūsų domina ta sporto dalis, kuri įdomi verslininkų. Galvojant apie informaciją iš skirtingų įmonių, visada galima surasti kažkokį aspektą, kuris gali būti įdomus verslininkui. Sudominti tą auditoriją, kurio galbūt iš pirmo žvilgsnio atrodo neįmanoma sudominti tais dalykais. Na, mes visada sakom, kad jeigu jūs atspindėsite šias sritis, kaip bendrovės, finansai, valiutos, ekonomika, praktiškai šansų turite labai daug patekti į žiniasklaidą, juo labiau žinant dabartinę žiniasklaidos padėtį, kur yra nukraujavusi velniškai, kur išteklių trūksta, kur informacijos srauto savo sugeneruoti yra labai sudėtinga, pakankama, turint galvoje, kad jeigu anksčiau mes leidom tik vieną laikraštį, mes dabar dar turime leisti ir interneto portalą. Yra tiek tokių turtingų žiniasklaidos bendrovių, kurios turi dar ir televizijos kanalus, jau nekalba apie krepšinio komandas. Taip, kad srautas informacijos yra reikalingas didesnis, negu reikėdavo iki šiol. Ir sugeneruoti su, sakykime, 30–40% mažesnių personalų, tai dar sudėtingas. Reiškia, tai yra šansas tiems, kurie, rinkoje kūrė tam tikrą turinį šioje srityje. Manęs labai dažnai klausia viešieji ryšiai, ar mūsų konkurentai, ar reiškia pagalbininkai. Daugelis iš viešųjų ryšių, kurie yra, žino mano tokia gana kritišką požiūrį į viešuosius ryšius, bet ne todėl, kad aš jų negerbiu, arba kažkaip tai žiūriu kreivai, bet aš manau, kad šie ryšiai Lietuvoje yra embriono stadijoje ir dažnai atlieka ne tas funkcijas, kurias turėtų atlikti. Iš principo viešieji ryšiai normalioje visuomenėje tai yra labai didelis žiniasklaidos pagalbininkas. Tai štai, kai mes pasieksim tą stadiją, kai jis bus didelis pagalbininkas, mano požiūris matyt pasikeis truputėlį į kitą pusę. Tai aš jau minėjau, kad kultūra, sportas, visuomenės vystymosi tendencijos, pažiūrėkit, yra tokių verslininkų, pažiūrėkit, su dargiai, susėsti ar kokį nors pabendrauti, tai nuo socializmo, nuo kokios nors, žinote,
politinės sanklodos iki kokio nors, nežinau, istorinio įvykio galite diskutuoti. Žmonės tikrai domisi kitoms, galų galia prisiminti, iš kur tie verslininkai atsirado. Tokių, kurie baigia kažkokius labai specifinius verslo kursus arba mokymus, yra vienetai. Vadybininkų, kaip yra madinga. Dauguma jų atėjo iš visai kitų sričių, kuriuose jie turėjo tam tikrą įdirbį savo. Tai buvo jų domėjimos aspektas. Pavyzdžiui, jeigu jis buvo istorikas, jis įsikalus smegenų istorikas ir jis domisi tai dalykais. Taip, kad verslininkų kokybė yra gerokai paaugusi, palyginus su tais verslininkais, kuriuos mes įsivaizdavom kažkada. Dabar dažnai būna laidos akistata, kitur, tenais apie tos visokius Kaune, dar kitur. Yra, kaip kažkurie tai sakė, intelekto nesugadintų veidų. Jo. Tai va, apie ką nori skaityti verslininkai? Pirmiausia, apie tai, kas tiesiogiai daro įtaką jų verslui. Užmuškite mane, aš visada pasimsiu pirmiausia apie žiniasklaidos rinką, apie reklamos rinką. Tai yra, man gyvybiškai yra svarbu, pirmiausia, orientuotis toje srityje ir viską, kas naujausia yra tenais, aš privalau žinoti. Politika. Mes priklausomės nuo politikos. Politika formuoja mano verslo aplinką. Man be galo svarbu, kas vyksta toje politikoje. Man be galo svarbu, kas ten kitas, koks žmogus ateis, sakykime, ūkio ministro poziciją. Man be galo svarbu, kas bus finansų ministras. Nes šitie žmonės arba pridarys daug kiaulyšių, arba nieko nepadarys, arba padarys daug gero. Visada yra toks dilema, kuris geresnis būtų. Ir visi jie yra su trūkumais, bet tu tada sakai, na, šitas bus neblogas, nes jisai padarys tą. Pavyzdžiui, kažkas klausė mūsų, kodėl mes įdėjom straipsnį apie rinkimus Prancūzijoje. Kas galima atsakyti? Kam įdomus rinkimai Prancūzijoje Lietuvoje? Kuriai grupiai žmonių turėtų būti labai įdomus rinkimai Prancūzijoje? Kam? Kas su Europos Sąjunga dirba? Kas su Europos Sąjunga dirba? Arti? Sraigio gimtoje. Kas? Sraigio gimtoje. O, Sraigio gimtoje. Mes pradėjome prie žemės ūkio. Nuo to, kas bus prezidentas, labai stipriai priklauso Europos Sąjungos žemės ūkio politika. Ir ar Karbauskis prie savo menkų pajamų dar gaus papildomų išmokų, priklauso nuo to, ar į valdžią ateis Sarkozy, tai yra grįš Sarkozy, ar ateis naujasis prezidentas Hollandas. Pavyzdys jums, kaip galima susijęti įvykius. Aišku, tu gali susijęti tos įvykius, jeigu supranti, kas vyksta aplink tave, jeigu tu domiesi, kas vyksta aplink tave. Reiškia, mūsų užduotis yra visada padėti suorientuoti skaitytojams, kodėl tai yra svarbu jam. Konkurentai. Kam neįdomu skaityti apie konkurentus? Pasakykite. Tomkus, Vainauskas, tai mano mėgstamiausias skaitalas yra. Nes mes konkuruojame su jais. Ir kaip visada, kam nors blogiau negu kad tau, tai jautiesi neblogai. Tiesa? Tai va, tai konkurentai mums yra įdomu. Visi, taip pat man įdomu, ką BNS daro. Mes stebime jos. Analizuojame. Aš iš karto pasidomėjau, konferencijos. Mes jau konferencijų biznėje. Kokia kaina konferencijų, kiek žmonių susirinko, iš kokius ryšių, kokias temos ir taip toliau. Labai įdomu. Dar reikia paklausti, kiek kainuoja maistas čia. Salės nuo maistas, aš pasakysiu, koks balansas bus. Ir toliau. Partnerius ir jų verslus. Žiūrim toliau, kas įdomu, apie kitus verslininkus mes turime skaityti. Labai didelė klaida. Visi galvoja, kad verslas tai yra tik skaičiai ir pinigai. Visada sakau žurnalistams, už skaičių yra istorija. Skaičiai savaime neatsiranda. Jos kažkas užrašo, jie iš kažko tai gimsta. Ir tuos skaičius kūrė žmonės. Žmonės yra ašis visų informacijos, kūrėm. Ir kuo žinomės žmogus, tuo daugiau dėmesio pritraukia informacija. Rinka, kurioje dirbi. Dabar įsivaizduojat, visiškai nesidomiu, ką galėčiau padaryti. Nebent man neįdomu, bet rinka, ar aš galiu išleisti dar vieną laikraštį čia? Ar aš galiu nupirkti Lietuvos ryto akcijas, kurios dabar yra snoriai išaugusios valstybės? Aš turiu domėtis rinką. Jeigu aš noriu augti, jeigu aš noriu jaustis stiprus šitoje rinkoje, man yra svarbu, kas vyksta aplink mane, aplink mano sektorių. Dar vienas dalykas. Labai dažnai visi užmiršta, kad mes nesam vakuume. Na, sakykit, leidybos biznis, tam, kuriame mes esame, apie informacijos kūrimo biznį, kas mums dar įdomu? Mes leidžiam laikraštį. Nepatikėsit, man įdomu streikas Suomijos popieriaus gamykloje. Man įdomu, kodėl švedai nusipirko popieriaus fabriką Suomijoje. Todėl, kad jie jį uždarė ir pakėlė kainas mums popieriaus, paskui mes pirkom tą popierį brangesnį. Pažiūrėk, viskas šitam pasaulyje yra susiję. Reiškia, ta rinka, kuri aplink mane, yra man be galo svarbi. Man įdomios transporto kompanijų problemos, nes jie veža mums popierių, jie veža pagal tam tikrą grafiką. Ir jeigu streikas kokiam kelte ar kur nors, aš galiu pritrūkti popierių.
Aiškiai, aš tada nepateiksiu produkcijos, viskas susiję. Aiškiai, rinka, kurioje dirbi, yra mūsų duoda kasdieninė. Savo verslo segmentą aš jau sakiau, trukmaž, kitus verslo segmentus besiribojančius minėjau, transportą, logistiką ir taip toliau. Na ir visi nori patarimų. Nu, kuo toliau nuo Vilniaus, pagrindinis klausimas, ką man daryti? O atėjo toks žmogus, ir jis viską žino, ką jam daryti. Nu, nežinau, ką daryti. Ir esmė, negali žmogus žinoti, ką daryti kitam žmogui. Mūsų darbas yra padėti jam susigauti. Mes sakom, šitas daro taip, šitas daro taip. Pridėk savo pojūtį, tą, nežinau, tiesiog nuojautą, savo žinias ir priimk savo sprendimą. Tai, bet patarimai yra reikalingi. Tiek tų pačių konsultantų, tiek pačių įgrįsusių rinkos analitikų, tų pačių ir taip toliau, bet jie teikia tam tikras rekomendacijas, konsultacijas, nusistatęs tam tikrą santykį su jų informacija, tu gali priimti savo sprendimą. Nes kam reikalingi darbo patarėjai, žinot, visokie konsultantai. Kad jeigu sprendimą priimėt neteisingą, galime sakyti, visai kalbas. Nuomonės. Nuomonės yra taip pat viena iš to informacijos šaltinių, kuriais mes prekiaujame, kredituomenės. Taigi mes rašome, nugalėtojus outsiderius. Verslas yra kaip sportas. Reitingai. Kas viršui, kas apačioje, kas pakrito, kas pakilo. Kas pridėjo lytą, kas prarado lytą. Kas įsigijo, ką measures acquisitions. Tai yra, tiesiog kaip sportas. Tai ten tiesiog varinėja kraują tą informaciją. Ir ypač, kai tu sužinai apie kolegų kažkokius tai pasistumdymus, ypač kai važiuoja kažkur tai žemė. Visą tai yra įdomu. Nes tai yra ir patirtis, ir kartu ir klaidos kitų. Iš jų gali taip pat mokytis. Įdomios asmenybės. Lyderiai. Ką mums reikia tų lyderių? Pirmiausia, gali būti du dalykai. Vienas dalykas, mes pakraunam savo baterijas, matydami žmogų panašų į save, be kažko tai imponuojantį tau, tu pradėjai su juo tapatintis ir pasakyti, aš toksai pat, reiškia, aš galiu irgi būti toks kaip Bransonas, bet dar toks nors garsus verslininkas. Kitas dalykas, įdomios asmenybės, tai yra tavo potencialus galbūt samdomas darbuotojas. Versle visi juda. Ir galbūt tai yra tas, kuris man reikalingas pagal savo charakterio savybės, tam tikras žinias ir idėjas, jis man reikalingas, mano būsimas darbuotojas. Aš jį noriu galbūt samdyti. Konfliktinės situacijos. Jeigu žurnalistai kur nors jums nesakė apie konfliktinės situacijas, tai aš nežinau, turėti žurnalistai. Konfliktas visada kelia didelį susidomėjimą. Neseniai, mes visada žinot dabar, kadangi reklamos sakoja dabar jau perka ne auditoriją, o kažkokius klipus mistinius, tai pirmoji idėja baršti su Matijošaičiu. Spaudo ir spaudo, pažiūrėkit, skaitomiausia medžiaga visi, o mums byra tie statistika ir reklamų užsakovai paskui parduoti toje, aš tai turiu. Tai konfliktas visada yra įdomu. Aš jau neimu ten tų konfliktinių situacijų, kurios domina platesnė visuomenė, tokių, kur jau gauna visokias grimastas, bet versle konfliktai vyksta nuolatos. Labiau matomi, mažiau matomi, verslininkai ne tie, kurie labai mėgsta afišuoti savo konfliktus, bet jie yra svarbus. Konfliktai yra svarbus ir valdant situaciją, ir kažkaip įtakojant tą situaciją. Konfliktas gali sukurti problemas kitiems, tretiesiems asmenims, galbūt mums. Taip, kad įdomu konfliktai. Nes užsitęsęs konfliktai iš tikrųjų sukuria daug problemų aplinkiniams arba partneriams ir panašiai. Apie stambias bendrovės, celebrities, analogas su žvaigždėm, žmonės. Mes norim skaityti apie tus, kuriems sekasi. Ir gal sužinosim, ką nors tokio, kad jisai toks pat nuodėmingas, kad jisai toks pat reiškia, kur nors nesumokėjo arbatpinigių ir taip toliau, jisai toks pat žmogus kaip ir mes. Mes skaitom apie jis, mums įdomu. Ir tos stambios bendrovės, jeigu jos elgėsi ne visai taip, kaip apie jūs elgėsi panašiai kaip, pavyzdžiui, Bukelis surado. Svarbu. Ne tik aš Bukelis sumokėjau atlyginimą, bet ir visai pasirodo moka, nors turi daugiau. Pavyzdžiui, paskelbėme, kas daugiausiai sumoka mokesčių. Bet ten nebūtinai patys didžiausiai sumoka daugiausiai mokesčių. Įdomu, ne? Tai apie bendrovės yra įdomu ir pirmiausia, tu pasižiūrė ne tos, kurios mažiausios, o tos, kurios didžiausios. Apie sprendimus ir įvykius, nes jie daro poveikį verslavimui. Kas yra svarbu? Tiek žurnalistui, redaktoriui ir kitam, reiškia, ruošiant kažkokią tai medžiagą, tiek tos medžiagos vartotojui, galutiniam skaitytojui, yra svarbu greitai rasti reikiamą informaciją. Verslininkas ne tas žmogus, kuris gali ilgai keistis tarp, sakykime, didelės apimties informacijos. Čia yra ABC tiek profesionaliems žurnalistams, tiek tiems, kurie rengia kažkokius pranešimus platesniai visuomeniai. Parodysiu paskui, kokius šedevrus gaunam kartais.
Na ir svarbiausia, aišku, kad tas turinys būtų ne tik lengvai randamas ir greitai randamas, bet ir, aišku, suprantamas. O kad tai nėra labai paprastas dalykas, aš jums vėlgi parodysiu. Na, išvados analizė. Kaip sakiau, žmonės nori žinoti, kas iš to ir kam tai daro poveikį. Ne visi gali suvesti visus galus į vieną krūvą. Ne visi iš tų mozaikinių kažkokių tai pranešimų gali susidėlioti bendrą vaizdą. Na, čia yra tradiciškai, dėl ko mes gaunam per galvą nuo savo skaitytojų. Sako, pamačiau didelę medžiagą, paskaičiau analizę, antraštė labai intriguojanti, lydas labai įdomus ir iki galo taip ir neradau atsakymą klausimą. Tai va, pavyzdys geriausias yra, kad tada jie pradeda keiktis ir sako, jūs esate mums nereikalingi, jūsų informacijos daugiau mes neskaitysim. Aš turiu galvoje čia ir taip pat apie įmonių informaciją. Jeigu jinai buvo nuobodi, jinai vertė be reikalo gaišti laiką, ateityje tik pasižiūrėjęs, kas atsiuntė tą informaciją, redaktorius paims tą lapelį ir iš šiukšlių dėžę. Arba tiesiog padarys delete iš kompiuterio ir neskaitys. Nes jis žino, kad surašyta dažniausiai būna netinkama. Na, čia kai kurie dalykai, kurie padeda sustiprinti, sakykime, informacijos poveikį. Visuomenės interesas, jis iš karto patraukia dėmesį, savalaikiškumas, čia tiesiog aksioma, naujumas. Ko nori visi redaktoriai, žurnalistai? Mums reikia, kad tai iš tikrųjų naujiena, mums reikia, ko nieks nežino. Ko dar nieks nežino. Nes tai yra, mes esame, mes konkuruojam su juo naujienomis. Kaipgi ne. BNS anksčiau už mus pranešė kažkokią tai žinią, o mes apie ją net nežinojome. Skandalas. Tai, suprantat, o mes konkuruojam dėl tų pačių klientų, paskui mes bandysim parduoti prenumeratą, mums sako, mums nereikia, mes BNS gaunam. Jie mums greičiau praneša, negu bet jūs. Tai, suprantat, savalaikiškumas, naujumas yra svarbu, konfliktiškumas gerai, tikslumas privaloma, poveikis mano verslo, jeigu aš jį galiu identifikuoti, yra gerai, reikšmingumas, asmuo, emocingumas. Aš ne šiaip tas emocingumas, kada sako, prie ko čia verslas ir emocingumas. Parodysiu tos vieną skaidrę ir manau, kad paaiškinsiu, ką aš turėjau galvoje. Na, palyginimas ir naudingumas. Naudingumas yra visos elementas. Kodėl netikėtumo elementas tada yra sveikintinas? Kai tu tikiesi to, ko tu tikiesi, dažniausiai tu net neskaitai. Reiškia, kiekvieną kartą, kai tu kažką tai įsiūni tekstą tokio, kas tave nustebina, o įsiūt galima kaip? Galima žodžiu, galima antraštę, galima lydų, galima grafinių vaizdų, galima nuotrauką ir taip toliau. Pabandykit prisiminti, kokio jausmo vedini jūs paimat, pavyzdžiui, laikraštį į rankas. Arba kodėl jūs atsivešite tą kitą tinklalapį. Dažnai ne todėl, kad jūs žinote, kad jūs esate savo reikalingos informacijos. Bet jūs žinote, o galbūt ten kažkas tai tokio yra. Praeitą kartą, jie buvo labai įdomiai sumaketavę. Per visą puslapį įdėjo tik vieną nuotrauką. Arba išėjo kažkada toks puslapis, iš nebuvo niekos nuotraukos. O ką įdomu jie šiandien sugalvoja? Visi tikisi, kad per žiniasklaidą atėjusi informacija, jinai bus kūrybinga. Ir jinai teiks tam tikrą, ir estetinį, tam tikrą, patenkins tam tikrus estetinius poreikius. Ko nori redaktoriai? Tai aš sakiau, žmonėms reikia, čia viena citata paėmiau iš, aš vadinu, tai yra KISS receptas. Kas jaunesnė karta atsimena šitą grupę, tai jinai pirmiausia pritrenkė visus savo veidais, įsidažė buvo. Tada tai nebuvo būdinga visiems. Dabar dažosi visi kaip išprotėję. Bet tada jie buvo vieninteliai ir jų toje atkreipė dėmesį į save. Bet tas jų Paul Stanley vokalistas sako, žmonėms reikia jaudulio, žmonės nori reginio ir žmonės dievina pramogą. Jie buvo velniškai populiarūs ir iš to darėsi pinigus. Kitaip tariant, verslo informacija, kuo jinai labiau jaudina, aš turiu galvoje, teikia tam tikro malonumo skaitant, tuo jinai yra geriau įsisavinę, geriau įsidėdimą ir jinai yra įdomi. Kažkodėl visi galvoja, arba dauguma galvoja, kad verslas turi būti labai sausa. Kai sausa, tai ir kas tai tavo tiek. O gal pagrindinė žinia yra kažkur tai giliau. Taip, kad aš sakyčiau, kad mes turim pritaikyti iš šou biznio atėjusią idėją, reikia jaudulio, reikia reginio, nes žmonės dievina pramogą. Nieks nenori sunkiai dirbti, o interneto amžiuje jau labiau. Anksčiau mes buvom įpratinti skaityti. Atsimenat, Žemaitė perskaitė, kad buvo visą metai. Mes daugiau nieko neskaitydavom, tik šito dalyko. O dabar internete, bach, 2 eilutės. Ir viską mes jau žinome. Mūsų skaitimas tapo kitoks. Mano vaikas bendravo kaip su komiksų herojus su juo kalbėti. Sakiniai trumpi, kapuoti, greičių ten tokio kažkokių tai dingių, ten epitetų, tai nelabai rasi. Taip, kad jeigu mes sukursim tai, kas jaudina, mūsų skaitys ir mūsų įsidėmės.
dar dalykas, kurį labai dažnai užmirštas, ypač viešųjų ryšių atstovai, ir kodėl redaktoriai kartais skambina, sako, kodėl jūs nepasinaudojate sužinoti. Tada aš jums parodysiu tiesiog dviejų leidinių skirtumus. Laikraštis anksčiau ir dabar, kaip viskas atrodo interneto amžiuje. Jau nekalbant, kanalų. Mes išleidom laikraštį anksčiau vakare, paskutinis tas deadline'as vadinamas, kada jau turim nuvežti spaustuvę. Naujienas vieną kartą gavome, supakavome, išleidome, kitą dieną visi skaito. Interneto amžiuje viskas skiriasi. Ir sklaidos kanalai pasidarė labai skirtingi ir mums reikia nuolatinio atnaujinimo. Tam tikros informacijos dozės. Nes jeigu tu kažką tai pasakai, žmogus nori sužinoti čia pat ir dabar, kaip visą tai vystosi toliau. Kam tai turėjo kokį poveikį, kaip kas sureagavo ir taip toliau. Prasideda toksai kamuolio ridenis ir visą dieną tu rideni per tą internetą. Kita dar viena klaida, kurią dažnai pastebiu, pranešimas spaudai ateina toks pat į Lietuvos rytą, Žemės ūkio redakciją, Panelę, BNS ir taip toliau. Ir visi galvo, kad tai yra apie verslą skirta. Jūs turit suvokti, kad turinys Panelėje ir turinys verslo žiniose yra absoliučiai skirtingas. Net jeigu tai yra apie verslą. Kaip aš rodžiau, nevedu tas pradžioj skaidrės, kurios galbūt domins Panelės skaitytoją, ar aš gausiu darbą, pavyzdžiui, rytoj atsidarys, galbūt bus pasiūlytos naujos darbo vietos ir verslininkai domina akcijos. Kitaip tariant, informacijos specifika yra absoliučiai visose leidiniuose. Visose. Ir jeigu jūs nepatingėtumėte, tie, kurie kuriate turinį, ir suformuotumėte tam tikrą kitą lydą, kitą antraštę. Žiūrėkit, ką mes darome. Mes lygiai tą patį darome. Laikraštį viena antraštė, vienas lydas, ta pati tema internete, kitokia antraštė, kitoks lydas. Nors kalba vyksta apie tą patį. Pasirinkai kitą kampą. Vienas yra operatyvus kampas, kitas labiau analitiškas kampas. Ir tu tenkini skirtingų auditorijų, skirtingus poreikius. Jeigu mes dėsim tą patį ir į laikraštį, sakys laikraštį, ką, aš jau laidą perskaičiau kitų, man nereikia laikraštį. Tai aš manau, kad kai norime kažką tai pranešti visuomenį apie įmonę, instituciją, nežinau, tai kokią, geležinkelius Lietuvos, Lietuvos sveikatos apsaugos ministerija, kažkokį pranešimą. Visą galvokim, kam mes jį orientuojame. Nėra vientisos auditorijos Lietuvoje, yra 2 milijonai, ne kiek 3 dalyko, 2, kurie neskaito. 2 milijonai žmonių ir jūs susiskaldykite segmentais. Jeigu dirbate visuomeninėje srityje ir galvokite, šitas segmentas yra pensininkų, jūs domina tik tai, ar man padidins pensiją ar nepadidins pensiją, gausiu pašalpą ar negausiu pašalpą, yra kitas segmentas, kurį domina visai kitas aspektas tos pačios problematikos, negi to pačio įstatymo, to pačio nutarimo, domina visiškai kitas aspektas. Ir jeigu šiais 2 pranešimai spaudai, iš principo paskutinė dalis yra ta pati, o pradžia tik skiriasi, jūs pasiekite tikslą, jūs sudominsite žmonės, kurie atsakingi už tos informacijos tolimesnę sklaidą, reiškia, per savo kanalus turimus. Nes, čia trumpai pridėjau tą informacinę grandinę, kad jūs suvoktumėt, kaip ta informacija skirtingai suprantama gali būti per dieną, kaip jinai keliauja, kaip reikia, visiems kanalams reikia konkuruoti ir savo gabaliuką, to, reiškia, turinio, savo skaitytojų sukurti visiškai atskirą. Jis negali būti identiškas iš ryto, kaip platina nors BNS agentūra Belta. Jis negali būti toks pat, kokį, reiškia, gamina televizijos kanalai. Jie labai dažnai naudoja, pavyzdžiui, mūsų medžiagą, bet ne visai kitokia, jinai turi vizualizaciją. Ir vizualizacija visada turi tam tikrą scenarijų, kuris yra visiškai kitoks kampas, negu kad mes pasirenkame. Ir labai dažnai orientuotas į plačią visuomenę, kuri turi pažintiniais tikslais nori sužinoti ar kitą informaciją. Žodžiu, per visą dieną vyksta nuolatinė kova už tą turinį, už savo tą skaitytoją. Ir jam visada reikia supakuoti prekę taip, kad jisai paimtų ir ryte, ir per pietus, ir vakare, ir dar kitą rytą. Tokia užduotis yra redaktorių. Tokia yra užduotis žurnalistų ir aš manau, toks tikslas turėtų būti tų įmonių arba tų institucijų, kurios nori kažką tai pranešti visuomeniai. Tai nėra vieno pranešimo spaudai pagaminimas. Tai yra nuolatinis darbas, tai yra žurnalistinis darbas iš principo. Ta naujieną prastumti visoms visuomenės grupėms, kuriuoms tai gali būti įdomu. Na, aš jums parodysiu, pavyzdžiui, naujienų šaltiniai žiniasklaidai, kurie yra labai gerai žinomi, visiems suprantant, yra standartas. Naujienų agentūros aktualios datos, 100 dienų vyriausybės, pavyzdžiui, spaudos konferencijos, tie patys žmonės vaikšto. Aš sakau, ko aš pagendu iš agentūrų, ar taip pasakysiu. Anksčiau agentūros buvo labai geras pagalbininkas. Jos dirbo regionuose. Tai jos papildydavo mūsų iš tų regionų, mums nereikėdavo laikyti korespondentų. Dabar
Visos agentūros dirba Vilniuje. Ir visi mes susitinkame toj spaudos konferencijoje. Ir ką tu tai dabar sakyti žurnalistui? Pasigauk koridorių už skverno ir užduok jiems savo klausimą. Neuždavinėk klausimo prie kitų šito. Nes visi pasigauk, 3 mikrofonai ir visi tą patį šneka. Vieną kartą aš įsirgau, tai peržiūrėjau visas naujienų laidas per televiziją. Nu, žinote, pritrenktas buvau. Absoliučiai tos pačios naujienos per visus kanalus. Skiriasi tik tais galbūt kamera vieno iš to, netgi kameros statiškos. Tie patys klausimai. Nesvarbu, kad kolega užduoda. Pas mus nebeliko žiniasklaidoje, normalaus tokio, sakykime, savigarbos jausmo. Aš nespausdinsiu klausimą, kurį mano kolega uždavė. Aš išpausdinsiu savo klausimą. Nes mano klausimas pats protingiausias. Aš tą prašiausi ir aš uždaviau. Bet ne, vieni kitus nusirašo ir per visą žiniasklaidą keliauja tie patys pranešimai. Kam tai įdomu? Jums įdomu skaityti? Man įdomu skaityti, nes aš jau visą tai žinau. Ir mes konkuruojame rinkoje. Spausdintas pasižinės. Tai išlaikys tik tas, kuris susigalvoja kitokių pajamų šaltinių, nežinau. Reketą, dar kažką. Tai va, tai konkurentų žinia, nes konkurentai pasistengia, kad paplatinti visus. Ir netikėti įvykiai. Apie juos visi sužino visada. Vis tiek jau pasistengia kažkas, tai apie netikėtų tos įvykiai. Aš jau baigti turėjau. Tai va, tai yra būdinga visiems, kaip būti išskirtiniu. Tai va čia yra tam tikri dalykai, apie kuriuos reikia visada galvoti, jeigu tu nori, kad kita žiniasklaidos priemonė pasigautų tą pranešimą, kurį tu jau davei BNS-ui. Nes dažniausiai būna, BNS platina, nėra ko mums platina. Tai sugalvok naują kampą. Pasiūlyk kitą šaltinį. Sakykime, BNS-ui mes davėme su vadybininku pokalbį arba su viešųjų ryšių atstovu, o jeigu duosim generalinį direktorių. Nes jūsų žiniasklaida yra verslo ir auditorija klausosi ne vadybininkų, o vadovų. Na ir įvairiausios suduotos temos, kurios leidžia surinkti papildomą informaciją iš anksto ir papildyti tai, kas yra visiems yra žinomas spaudos konferencijos metu. Viskas bėgo, pasiskaitysite egzotinius. Va štai, dalykai dabar jau grinai tokie vadybiniai, kurie mano galva yra svarbus. Čia yra verslo žinių herojai. Asmenybės. Jos traukia akį. Net jeigu informacija nėra tokia reikšminga, jeigu jūs pakuojat pranešimą kam nors, visą galvokit, labai dažnai vadovas, neturiu laiko, pakomentuos kokios komercijos direktorius. Niekas nepažįsta to komercijos direktorius. Bet visi pažįsta Dargį, nežinau, buvusi merą nepažinos, Kvedarą ir taip toliau. Velas vadovo, čia aš taip greitosiomis ištraukiau, kokį Zabūrį, Babūlėlis ir taip toliau. Yra žmonių veidai, kuriuos pažįsta ir kuriuos nori išgirsti, ką jie pasakos. Turėkite galvoje, klausėt kokios nors citatos iš ko nors, ieškokite top person. Nes yra sprendimai pirmiai, jie formuoja nuomonę. O ne komercijos vadybininkas ar buhalteris ar finansininkas. Pažįstat kai kurie žmonės? Ko jie negali? Esminė klaida visada. Mums sako, tai mes pakomentuosim jums įvykį. Nu, neįdomus man PR vadovo ar ten kokio nors atstovo atidėti. Mes atstovavom tą įmonę. Viešųjų ryšių agentūra daro meškos paslaugą visiems ūkio subjektams, kai jie nori būti labiau matomi. Jie gadina savo santykius tiek su klientu, nes su mumis susidūręs klientai pasako, mums neįdomu buvo, kodėl jūs neįspaudot pranešimų? Nu, patikėkit manim, aš bendrauju su daugeliu įmonių vadovais, pasakau, bet man neįdomu nuomonė viešųjų ryšių agentūros vadovo, nebent tai būtų medija tinklalapyje, arba medija puslapis specializuotas, kur yra tam sektoriui, taip, jie yra ten žaidėjai ir su jais būtų daug pasišnekėti. Bet koks įdomus apie kokią nors sakymą aprangos įmonę, kai man kalba viešųjų ryšių atstovas. Su man neįdomus. Man reikalingas komentaras vadovo ir tik vadovo. Viskas. Taškas. Tai čia esminė klaida, kurią mes labai dažnai matome, gaudami pranešimus spaudai. Vadovai, aš žinau, kad tai nėra lengva auditorija. Vadovai dar mano, kiti turi tą padaryti. Nu, taigi, kaip visada, ką nors. Pasakyk, tu pakalbėk. Juos reikia priversti jiems pasakyti, ministro nuomonė domina. Nesvarbu, kad jis gaus per galvą, bet ministras domina, jo komentaras, o ne kokios nors skyriaus vadovės. Jisai atsako už instituciją, už tą temą, kurią jisai daro. Ir čia jau mes kompromisų nedarom. Jeigu pranešimas su pranešimu spauda visus, mes pasidomim tokiais dalykais. Nu, nežinau, 60 skaitė, tai... Žinau, gerai. Va. Dalykas, kuris yra labai būdingas Lietuvai, ir nežinau, iš kur jis atėjęs, bet labai dažnai paskambina. Jūs dirbi visą dieną, ruoši pirmą puslapį, lakstai, renki informaciją ir apie kokią 3 valandą dienos per visas agentūras pasipila per visus interneto puslapius pranešimus.
Tai verslo žinių redakcija yra tokia kultūra. Kryžius ant tos viešo ryšio agentūros, kuri pasielgia šitai. Viskas. Ir ta viešo ryšio agentūra, kuri dirbs su kažkokiu tai verslo klientu, anksčiau jau susidurs su viena problema. Verslo klientas bus nepatenkintas. Taip nieks nedaro. Jau jeigu jau nusprendėte žaisti su kažkuria žiniasklaida, dėl kažkokių tai motyvų, nes yra įvairių motyvų. Nu, nežinau, ten auditorijos imtis yra svarbesnė. Kiti žaidžia dėl kokių nors, sakykime, reputacijos dalykų. Pirmą nuo ten pradeda, baigia kažkur kitur. Ir galėčiau parasti daug priežasčių. Bet šitaip elgdamiesi, jūs griaunate pirmiausia žiniasklaidos autoritetą. Ir redaktoriai, gavę iš tos pranešimų agentūros, paskui žurnalistai tą patį santykį turi. Jie įdėjo darbą per visą dieną. Ir staiga sužinot, kad darbas niekam nereikalingas. Mes turim ne vieną straipsnį, kurio nebuvom išleidę vien tik todėl, kad mes tiesiog pavėlavom išsitraukti. Ir mes marinavom tą informaciją, kurią žinojame, nedėl net internetą, galvodami, kad tai yra ekskliuzyvas. Nes labai dažnai laikraščių leidėjai ekskliuzyvinę informaciją, jeigu nėra pasiekiama kitai žiniasklaidai, laiko kitam rimtui, nes tai nėra kažkas operatyvaus. Ir jūs sugriovėte ir ten, sakykime, savo sprendimu sugriovėte mūsų visus planus. Ir tada jau nei redaktorius nuteiks žurnalistus pozityviai tos įmonės atžvilgiu, bet tų žmonių atžvilgiu, nei redaktorius pats kažkaip tai stebuklingai nusiteiks pozityviai viešųjų ryšių specialistų atžvilgiu. Pažiūrėkite, kaip atrodo ekranas, kurį mato redaktorius. Aš jums pažymėjau raudonai. Atėjo pranešimas spaudai. Valstybė.com akcija. Ar jūs suvokite, koks srautas ateina į redakciją per dieną išorinės informacijos? Jeigu aš jums parodžiau visą šitą iki pat apačios per dieną, nu tai būna tų pranešimų gali būti 300. Tai plus prie viso to, ką mes dar susijėmam iš visų RSS-ų susitraukime. Ir žmogus fiziškai turi peržiūrėti greitai ir pasižiūrėti, ar kas nors svarbos yra tam pranešime. Pažiūrėkit pranešimą. Vilniaus VPK. Pranešimas spaudai. Nu ir kas? Viskas čia ateina, jeigu ne pranešimas spaudai. Arba ateina, pažiūrėkite kitą dar. Marius Petrauskas. Aš gerbiu Marių Petrauską, bet aš jo nepažįstu. Ir man Marius Petrauskas, man svarbiau žinot, iš kur atėjo tas pranešimas. Supraskit, kad to žmogaus, kuris rengia pranešimą, patekimas į pirmą eilutę, jisai neturi jokio informacinio krūvio. Nebent būtų parašyta, nežinau, kas tai. Venskienė, jeigu mes žinome apie... Tai aš klausiu, gerai, Venskienė reikia pasižiūrėti, kas čia man siunčia. Arba pažiūrėkite, MPT spaudos tarnyba. Nežiūrint tai, kad aš kasdien rašau, ministro pirmininko taryba, man tie trumpimai tai MPT. Nu, parašykit, premjero tarnyba. Žmogiškai, kad nereikia kiekvieną kartą šifruoti, nes tu su trumpiniais ateinančių, tai va šitiek per visą dieną. Infocentras, Darius Būtas. VMI pranešimas, VMI prie FM pranešimas spaudai. VMI klausim, ką jūs supratote iš šitą hieroglifą. Jeigu tas VMI būtų čia, tai Darius Būtos, ir čia būtų esmė, apie ką eina kalba, šansai, kad šitą naujieną atkreips dėmesį, yra išauga 100%. Nes galbūt tai yra svarbiausia žinia, kurios mes laukiam. Ar mūsų auditorija laukia. Tai va štai pasižiūrėjai šitą, jūs pačios suprasite, kas ta eilutė yra labai brangi. Ir to eilutė yra užkoduojama svarbiausia. Ir va čia yra menas. Viešųjų ryšių specialisto į eilutę įdėti kažką tai tokio netikėto. Kad redaktorius, nes jūsų tikslas, kad mes atsiverstumėm tą puslapį. O didžiąją daugumą yra dėlį. Jūsų darbas nuėjo veltui. Aišku, jeigu tikslas yra atsiskaityti prieš vadovus, paskui pagamintų tų pranešimų skaičių, tada viskas tvarkoja. Bet jeigu jūs dėl to norite būti pagalbininkai žiniasklaidai, norite kažkaip informuoti visuomenę ir pasiekti kažkaip auditoriją, tai aš tikrai labai rekomenduočiau. Pirmoje eilutėje. Seimo ryšių su visuomenė. Koks ten skirtumas? Seimas praneša. Ar ryšių su visuomenė, ar ryšių su žiniasklaida atstovai. Jokio skirtumo nėra. Viskas turi būti paprasčiau ir informatyviau. Čia pranešimas spaudai, Tedas Sonedas. Jeigu jūs pradėsite įskaityti, aš žinot, apie verslą 17 metų rašau. Bet kadangi aš puikiai žinau, kas parašė tą pranešimą, jų juristė, tai aš sakau, susirinksite advokatai, teisme, kur nors ir rašykite šitai, bet čia yra tos, kad paskaitysite, norėsite. Bet toks pranešimas spaudai. Nors žinia yra svarbi. Visiškai nekartikį suformuoti. Kas žino Europą? Kas yra? Pakelkite. O geras. Geriau, kad žinosite visi. Ateina redakcijai kvietimas. Grand opening. Niekur nėra žodžiu net parašyta, kas yra tas Europa.
Ir dabar turim viską mesti ir dėkti tą reikia. Fantastika, gražukinti. Žodis gražus. Bet ten jau bus gražus. Ten nors parašytų duosim dovanų, tada kokių žurnalistai gal įsivilios jauną. Bet šiaip tai yra beveik. Nu, aišku, jeigu norime, reikia nepastebėti, tas grad opening norint vis siauram, bet kad pigiau kainuotų, tada viskas tinka. Bet tu išlaidų pasiskaitysite? Čia tikrai naujieji. Irgi pasiskaitysite. Šitas apie kalbą, manau, kad tai yra svarbi dalis tiems, kurie kūrė. Tai yra taip, kaip paprašiau rašyti, kad būtų suprantama. Pirmiausia turi suprasti redaktorių žurnalistai, bet negalvokite, kad jie yra wunderkindai ar dekodavimo mašinos. Paprasta žmonių kalba, trumpi sakiniai, esminis kodas į mūsų širdis ir sąmonę, o toliau per mūsų jau toliau eina. Tai vat, jeigu jūs tai taip, kaip kalbamės tarpusę, nu, be keiksmažodžių, jeigu galime, bus tikrai žymiai efektyviau, negu kad, vat, kaip rodžiau, ta surašyta labai protingai, teisiškai, korektiškai, bet visiškai nesuprantamai. Nu, čia pasiskaitysite. Taip. Čia viskas, ko reikia apie verslo informaciją. Aš jau prie pabaigos. Labai svarbu yra dalykai, suprantama, tiesa, turi būti tinkama informacija ir tai turi būti prašiau. Jeigu tai kuriama, stengsis kažką tai apgauti, patikėkit manim, 1, 2, 3, 4 bus apgauti, visi kiti mes iš šių dėžę, o jeigu pateksite į verslo žinių redakciją, tai mano istorijoje buvo, kurie mane apgavo 2 kartus, 2 įmonės. Tai viena iš jų iki šiol nepatenka į verslo žinių puslapį. Ir aš atsiprašau visų savo skaitytojų, bet šitokio elgesio negali būti. Apgaviščių negali būti, nes mes dirbam tam, mes informuojam visuomenę. Ir informuodami visuomenę mes negalim gauti. Formuluokit kitaip. Kaip mano vienas pažįstamas sako, žinai, tu nerašyk, kad aš bankrutuoju. Nu ką, rašas parašys, tai ką, jisai bus geras, ar bus blogas, pažįstamai bankrutuoju, ne? Tai sakau, žinai, kadangi tu mano draugas, aš tau suteiksiu tik vieną privilegiją. Aš parašysiu, kad toks ir toks, arba tokia ir tokia įmonė susiduria su labai dideliais finansiniais sunkumais. Viskas. Tai yra žodžio ekvilibristika, bet tu pasakai tiesą. Tai va čia yra, esmė yra, kad kaip pasakyti tiesą nemeluojant, yra labai svarbu ir aš labai norėčiau, kad jūs atkreiptumėte dėmesį šitos 4 dalykus, nes tai yra aksioma ir tikrai santykiai bus normalūs, informacija pasieks ir jūsų vartotojas gerbs tą informaciją. Ir gerbs tie, kurie užsako tą informaciją. Viskas, aš baigiau.